Ką Dariušai, geresnės nuotaikos šį kartą? Ja, biškelį galvoju Šakirą dabar. Šakirą. Žinai, kodėl? Nu, okei. Praeitą kartą, kai sėdėjom, jau galima sakyti, beveik norėjom nuleisti sezoną į kanalizaciją. Nu ne, pakankamai mes ten pozityviai dar tai pasikalbėjom. Jo, dar, bet žinai, buvo tamsu, tipiška Lietuvos žiema buvo, Taip, kur taip. visi su depresija sėdi ir be vitamino D. Čempionų lygą mes stebėjome vakar. Nežinau, kada podcastą šiaip paleisime, bet mes asmeniškai vakar stebėjom Čempionų lygą, ar ne? Ir šiaip prieš pradedant, aš Dariušai parašiau tau tokį trumpą kviziuką. Na gerai. Nuo ko ir pradėsim šiandieną. Tai ar tas žaidėjas jau baigęs karjerą, ar vis dar ją tęsia? My God, ok. Tai gerai, pradėkim. Tomas Vermalinas. Aš tau pasakysiu, jam 38 metai šiuo metu yra. Baigęs. Baigęs karjerą, teisingai. Ir baigė 22 metais, pakankamai nesenai, Japonuose užsibaigė karjerą. Kaip ir Iniesta. Taip. Žavu. Karlosas Vela. Žaidžia jis MLS, aš kiek žinau. Žmogus, kuris pasirinko pinigus, o ne karjerą. 35 metai, šiaip jisai Los Andžele 6, man atrodo, sezonus vos nepražaidė, bet dabar yra be klubo. Šiuo metu jisai nepaskelbęs apie karjeros pabaigą, bet nežaidžia. Bet apie karjeros pabaigą nepaskelbęs. Bet ką labai prisimenu iš Velos, tai su Ibrahimovičium turėjo labai gerą pokalbį, kur Ibrahimovičius jį labai truputėlį plojo, pasakė, ko tu čia. Tai Ibrahimovičiusgi tada ir pasakė, kur aš buvau savo pike, kur Vela. Gerai, toliau varom. Aronas Ramsey. Žaidžia Cardiffe dar. 33 metai. Taip. Kieronas Gipsas. 34 metai. Wow, visai pamiršau apie jį. Spėčiau, kad dar žaidžia. Baigė karjerą. 23 metais vasarį Miamyje užsibaigė karjerą savo. Neblogai. Teo Volkotas. Baigė karjerą. Labai geras punitas iš jo, manau, bus, nes nemažai turėjo gerų jau monologo medijoje Anglijoje. Ir Lordas Bentneris. 36 metų. Žinau, kad jisai baigė, nes nežinoti apie Bentnerį yra nuodėmė kaip Arsenalo fanai, nes jisai labai spalvingą turėjo karjerą. 20 metais baigė karjerą. Kopenhageną, man atrodo. Taip. Kaip galvoji, kodėl būtent šito žaidėjus pasirinkau? Labai paprasta, aš spėju, čia yra paskutinį kartą šitie būtent žaidėjai buvo ketvirtfinalėje Čempionų lygoje, žaidė už Arsenalą. Beveik tu teisus. Šitie žaidėjai buvo Arsenal komandoje, kai Arsenalas paskutinį kartą pateko į ketvirtfinalį. O prieš patekdami į ketvirtfinalį mes prieš 14 metų nugalėjom ką? Porto. Geras. Va, tai tada irgi parsivežėme iš Porto 2-1 rezultatą ir namuose sutriuškinome jau juos 5-0 ir čia tas yra faktas, kur jūs turėjote viktoriną. Dėl hat-triko. Dėl hat-triko. Ir būtent prieš tas rungtynės Arsenalas, kai nugalėjo 5-0 Porto, gerbiamas Bentneris tada pokštelėjo tą hat-triką. Vienintelį Arsenalo hat-triką Čempionų lygoje. Geras. Ta prasme, ypač kai protmušė buvo klausimas apie vienintelį hat-triką Čempionų lygoje. Tu ne apie Lordą negalvoji. Tai aišku, kad ne. Bet Bentneris tada, kaip sakoma, tą vežimą pasiėmė, nuvežė Arsenalo į ketvirtfinalį. Aišku, ketvirtfinalį mes tada prasileidom nuo Barsos. Atsimint turbūt tuos laikus, ne? Namuose neblogai sužaidėm, o po to prasileidom 4 Leonelio ir baigėsi mūsų etapas. Na, čia buvo viena iš tų sagų, kur, nežinau, man asmeniškai ten Barsa labai buvo remiama teisėjų. Čia mano nuomonė. Nu taip, bet gerai, viskas. Sugrįžkime iš tos praeities. 14 metų. 14 metų mes nebuvome, netgi daugiau, ne, 14 metų. 2010 metais, man atrodo, tada kaip tik buvo. Tai 14 metų nebuvom ketvirtfinalyje ir, vakar rungtynės, nebuvo lengvos. Nebuvo lengvos. Ir žinai, aš ką noriu pasakyti, iš tikrųjų, kai buvo burtai ir ištraukėm Porto, džiaugiasi Hebra kai kurie. Bet kartais pagalvoji,
ar nebūtų buvę galbūt lengviau vos nežaisti tokiam etape, kaip pavyzdį, kokį Paris Saint-Germain, ar ne, kuris žais vis tiek savo futbolą. O Porto, nu ką, jie blemba stato tą savo troleibusą ir, nu, ten pramušti nėra lengva tą 41 metų Pepe, ar ne, kur Donatas jau buvo nurašęs į paraštę. Ten buvo ne tik troleibusas, ten buvo visas lėktuvas ten stovėjo šiaip abu mačus. Ir aš manau, vienas iš tų dalykų, kad Chebra visą laiką galvoja apie pačią komandą, o ne taip, kaip jinai žaidžia savo lygoj. Tai Porto visai gerai sekasi savo lygoj ir faktas, kad... Bet ne taip gerai, kaip seniau. Nu, ta prasme, jie ten jie vis tiek biški stringa šiaip savo lygoje. Jie tik dabar po Arsenalo rungtynių ten, man atrodo, gerai, buvo pasirodę, žinai. Tai aš manau, kad kaip tik biški Porto taip stringa, bet, nu, tu negali ant to nurašyti. Nu, čia lemba patirtis. Ypač, kai turi dar tokį gerą personažą trenerį, kaip Porto turi. Su savo išstojimais ir panašiai. Aš manau, nemažai motivacijos jo žodžiai mums suteikė antram legui. Nu, šiaip, aš manau, kad nesikalbėsime mes tenais. Ten yra visiška nesąmonė. Aš nemanau, kad Arteta tai pasakytų, o jeigu ten ir leptelėjo kažką, tai klausyk, nu nereikia to sakyti per konferenciją. Nu, ne vieta ir ne laikas, ar ne? Nu, ta prasme, švilpukas viskas, baigėsi rungtynės. Patys jie tenai skibo į tos atlapus, tai žinai, ne apie tai. Bet šiaip apie pačias rungtynės, aš nežinau, apie dvi rungtynės, Dariušai, ką tu galėtum išskirti, kokie esminiai momentai buvo? Aš sakyčiau, labai visiems buvo gerai matoma, kad turėjome labai didelį jauduliuką pirmam mače. Bendrai, kad mes žaidžiam aštuntfinalį, kad mes grįžom, nes visiškai buvo didelis skirtumas, kaip mes laimėdavom 5-0 arba 6-0 premjerę ir tada žaidėm prieš Porto ir galvoju, nu, čia jau turėtų būti kažkas įdomesnio. Ir tas paskutinę minutę arba paskutinės 10 sekundžių praleistas įvartis labai daug kainavo, nes mano nuožiūra mums reikėjo labai magiško Odegaardo paso ir Trossaro labai gero smūgio, kad mes išlygintume. Ir jeigu tai nebūtų įvykę, kažin ar mes netgi namie būtume laimėję. Nes daugiau nebuvo realiai momentų kažkokių, kad būtų įvartis. Nebuvo visiškai. Ir... Kampinius vėl kėlėm, bet tenais jie gerai išsivalinėdavo tą aikštelę. Vartininką aš iš vis Porto norėčiau pagirti. Blemba, nu man atrodo, jisai karjerą tikrai užsibaigs. Ne Porto, nes pakankamai jaunas, 24 metai ir, nu, blemba, nu ir su kojom gerai žaidžia, ir Rugitą turi, ar ne, ir šiaip, nu, patraukė. Pritariu. Ir Pepe, kaip bebūtų, gavo tą įvartį tarp kojų, bet nesakyčiau, kad visiškai jo yra kaltė dėl to įvarčio, kai kamuolys praeina pro 3 žmonės. Jo, bet jisai labai stipriai ir sulaužė liniją gynėjų. Aš bent jau žiūrėjau pakartojimą dar kelis kartus, jis labai žemai buvo, jisai labai stipriai sulaužė. Tenais tikrai galima buvo žaisti ant nuošalės, bet, nu vėlgi, nu tu negali, kaip ir sakai, nurašinėti visko ant to bičo. Šiaip man, kai 3 draugeliai buvo prieky ir turėjo sustabdyti. Taip. Ir aplamai Odė tu palėtėjai ir aš manau, kad aplamai biški reikia apdainuoti Odė, ar ne? Jisai šitoj serijai, nu, atrodė, nu, įspūdingai, abi dvi rungtynės. Aš nekalbu vien tik tais, nu, jisai, okei, nemušė, ar ne, bet atliko rezultatyvų perdavimą, įmušė 11 metrų baudinį. Bet kiek jisai savęs atiduodavo? Nu, ta prasme, užsuktas bičas, ar ne? Ir prabėgo gal kokius 20 km, nes 118 minutė dar sprintavo atimti kamuolį iš vartininko. Taip. Tai yra tiesiog nuostabu. Aš niekada neprisimenu bendrai, kiek sargų už Arsenalą jog turėtume tokį atsidavusi kapitoną, kuris pastoviai užveda komandą eiti ir bandyti kažką tais pakeisti. Ir jisai gal nėra tas kapitonas toks tipinis, ar ne? Nes, nu, tipinis kapitonas vis tiek turbūt tas lyderis toks labiau kaip Pepe mes įsivaizduojam, ar ne, kaip Granitas kažkoks buvo, ar ne. Odė jisai gal ten tų kažkokių įstabių labai kalbų prieš rungtynės turbūt irgi nesako, ar ne. Mes atsimenu, kai Arsenalas žaisdavo ir kai būdavo Odė kapitonas ir kai susibūrė visi į ratuką, tai net ne Odė sakydavo, ar ne, tas kalbas, tenais Žaką, ar ne, sakydavo, ten Ramsdėlą, Zinčenko, ar ne, sakydavo, tai, bet jisai labiau ne žodžiais, o veiksmais parodo kapitoniškumą, ar ne? Nu, jisai rodo, kaip turi elgtis tikras profesionalas aikštelė, atiduoti, nu, paskutinį kraujo lašą. Taip, pritariu. Tikras lyderis, tyliai viską rodo ir stumia komandą į priekį bendrai. Nu ir šiaip gerai, viskas. Užbaigsim su šitom rungtynėm 11 metrų baudinių seriją.
įspūdinga. 120 minučių šiaip sužaidus gryno futbolo, atsistoji ir tokius, nu, tu šauni patrankas. Nu, ta prasme, Raiso patranka bombinė, Sakos patranka nuostabi, Kajus užtikrintai, lengvai, pikšt plunksnelę tokią paleido. Tai šiaip mes kaip Arsenalo fanai nesam pripratę prie 11 metrų baudinių serijų, ar ne? Nu, aš dabar net nelabai atgaminčiau. Nu, mes čia turėjom, ką mes turėjom? FA Cup kažkokį 11. Mes turėjome prieš City. Prieš City, jo, Community Shield, ar ne, dar prie Aubos laikų. Ne, turėjome ir šį sezoną. Taip, mesgi Trossardas išlygino. Jo, rimtai. Bet šiaip aukščiausiam gal lygiai, aš sakyčiau, nu, Čempionų lygoje, aišku, mes ir taip senai nebuvom, ar ne, bet to 11 metrų baudinių aš ir nelabai paminu, kad ten Europos lygoje irgi lygiai ir net... Praėjo tą sezoną būtent Sporto Lisbono ir pralaimėjom. Tai aš manau, čia buvo vienas iš namų darbų bendrai pasiruošti tokiam scenarijui. Tai šiaip, nu, bent jau 11 metrų baudiniam, tai reikia vėl paploti turbūt vartininkų treneriui ir Rajai, ar ne? Nu, super puikiai padaryti namų darbai, nes Raja vos ne visus kartus ir šoka į tą pačią pusę. Jo, ta prasme labai įspūdinga buvo bendrai, nes aš manau, kaip ir kiekvienas fanas, visi mes nenorėjome, kad nueitų iki baudinių, nes visi galvojame, kad tai turbūt tai, ką Porto ir norėjo bendrai ir buvo labiau pasiruošę šitam. Ir abu mūsų vartininkai iki mačo niekada neturėjo ant savo civeko, kad labai gerai baudinius atrėmė ir panašiai. Tai aš manau, visi labai nustebo, kad Raja tiesiog užaugo per 5 minutės, kai atrėmė beveik 3 smūgius. Čia beveik 3, nes ta viena kabina irgi. Ir manau, kad kaip ir pabaigėm kalbas, kas turėtų būti mūsų pirmas vartininkas. Aš ne, nu, lemba, jau mes čia ir laivose apie tai kalbėjom. Nu, užtenka. Nu, ta prasme, lemba, šiaip žiauriai gaila yra Ramsdale'o, net ir biškiai apie Vaito kontraktą gal ir pasišnekėsim, bet ir tam pačiam video, kur dabar visi matė, ar ne, po to, vadinkime, pasirašymo kontraktą, kur ir Ramsdale'as sako, nu, fainai yra, kad Briusas lieka, ar ne, komanda. Tai, jo, ir dar labai gerą vaibą turi, Plonkeriu jį pavadino. Bet čia yra, vėlgi, aš manau, kad čia yra, tik parodo, kokia šeima Arsenalas tapo, nes tu konkurencingas esi, bet ir tu džiaugiesi. Nu, Ramsdale'as tikrai nesudirbtina šypsena, apkabino Rają po šito serijos, ar ne, 11 metrų baudinių. Nuoširdžiai. Ir ta prasme, nu, čia yra, aš nežinau, čia yra fantastika. Man Ramsdale'as, aš vis dar po šiai dienai sunkiai suvokiu, kodėl taip atsitiko, ar ne, ir kodėl jis negauna šansų. Bet, nu, tiesiog turim nuryti tą piliulę ir nu, pasakyti, kad jo. Artetai greičiausia nereikia 2 aukščiausių lygio vartininkų. Tikėtina, kad reikia vieno super gero ir, nežinau, su Estu kitą sezoną galim vos nevažiuoti. Nu, kam čia pirkti? Nu, išnaudok jaunimą tada, ble. Nu, tai žinai, pusė Premier lygos su mūsų vartininkais, pagrindinis įstoja. Tai va. Tai gerai, žiūrėk, apie Čempų lygą. Tai fantastika, tai yra nuostabu, ta prasme, 14 metų badas baigėsi. Prieš tai buvo ten gal 7 metų badas be Čempionų lygos, ar ne, tai sugrįžtam ir, nu, dabar tik tais, Hebra, išplėskit ausis ir pasiklausykit. Manchester City, Atletico Madridas, Realas, Borussia, PSG, Bayernas, Barsa ir mes. Kadangi dabar mes nesam, kaip čia pasakyti, Wengero vaikai ir panašiai, ir dabar turime ką įrodyti, tai truputėlį galėtume juos pastumdyti. Bayernas ir Barsa tai skausmingiausi, nu jie mus visą laiką ten išmesdavo, paskutinį kartą ketvirtfinalį mes irgi tada ten nuo Barsos prasileidom, dar Lionelis Messi, kaip sakoma, tos 4, kaip ir sakiau, įsūdė, tai, nu, aš turbūt irgi, žinai, šitų noriu. Nes, žinai, jau aš manau, kad dabar šitam etape jau mes kalbam nebe gal labiau apie komandas, bet apie tai, kokį superstarą turi komanda. Mes jau kalbam apie Bellinghamą, mes kalbam apie Mbappę, ar ne, apie Viniciusą Juniorą, mes jau kalbam apie elitinius žaidėjus, kurie gali ir daro visišką skirtumą aikštelėse, žinai. Tai, nu, čia
kosmosas, kaip pagalvoju, nes mes tokio super elito gal kaip ir neturim, nu negalim labai išskirti ten. Nu Saka turbūt, ar ne, mes dabar sakytume, kad mūsų elitas. Buvo nemažai diskusijų dėl Sakos, bet... Nu tai va, žinai, bet kai tu žiūri Bellinghamas, ar ne, Vinicius, nežinau, ten Leva, koks nors, žinai, tai, nu, blemba. Faktas. Mūsiškiai dar auga, bet tikrai, manau, pasieks tą panašų lygį. Bet turim kumštį, kaip sakoma, gerą. Tai aš nežinau, apie tą mes naują Čempionų lygos formatą, turbūt, kad ar gal trumpai, ar nereikia? Aš sakyčiau, nereikia, nes jisai yra labai three-dimensional. Ta prasme, ten tiek sunku suprasti, kaip tai veiks ir panašiai. Tikrai yra nemažai video, kur galima pažiūrėti, bet aš manau, tiesiog kitą sezoną praktikoje pamatysim ir išmoksim iš to, kaip ten viskas vyks. Bet faktas, kad bus 2 rungtynėm daugiau, negu šiaip yra grupė etape, kaip bevadintum tą grupę etapą, tai ko pasakoje tikriausiai ir bus daugiau pinigų, kas yra gerai, bet gal žaidėjams nelabai gerai, nes bus dar daugiau rungtynių. Jo. Nu ir tikėkime Superlygos nebus. Praeitą kartą kalbėjom. Jo, kalbėjom. Jeigu jinai ir bus, tai ten. Tegul eina. Ne, okei, viskas, Čempionų lygą uždarykime, nuostabu. Ta prasme, šiaip aplamai, dar bendrai kalbant apie rungtynės, aš jau senai nejaučiau, kad tai plaktų tikrai širdis. Tą 11 metrų baudinį žiūrint, nes kažkaip vėl grįž, nes supranti, kaip Premier lyga, kai yra begalė tų rungtynių, ar ne, tų tokių paskutinių minučių lemtingų rungtynių, kaip ir nelabai lieka, ar ne, vis tiek, tu žinai, kad po to seks dar vienos. Kai čia nais yra jau tos, arba tu, kaip sakoma, eini, arba iškrenti, tai vėl grįžta tas senas toks jauduliukas, kur blemba sėdi ir atrodo drebi, nes nori, kad eitų tą komandą, nori, kad sektųsi. 100%. Ypač, kai stadionas dar buvo toks triukšmingas. Tai va, gerai, viskas. Dariuši, mes dar čia, ko mes čia susirinkom dar? Mes čia susirinkom pasikalbėti tokią temą, tokį pavadinimą sugalvom. 10 rungtynių iki titulo. Premier lygos titulų, turime omenyje, ar ne? Tai viskas mūsų rankose dabar, dėka teisėjo ir Liverpoolio ir City rungtynių. Bet žinai, bet mes irgi patys, kaip sakoma, ir City šį sezoną nukalėm ir Pulį nukalėm vieną kartą. Tai iš tos balos, iš tos peklos, po praeito mūsų podcast'o mes ir pradėjom lipti po Dubajaus. Hebrai ten kažkaip sekasi su šeimom nuvažiavus, pasibūti, atsipalaiduoti ar ne ir po to, kaip sakoma, grįžti su gera. Galėtų šiaip dabar į Dubajų varyti vietoj to, kad žaidėjas išleistų international breakui, bet, jo. Tai gerai, žiūrėk, Dariušai, 10 rungtynių ir per šitas 10 rungtynių mes turėsim Chelsea išvykoj, United išvykoj, City išvykoj. Ne City, City išvykoj. Taip, Tottenhamą išvykoj. Ir Plauk, ar Chelsea namuose? Namuose, man atrodo, plauk Chelsea, aš to greit pasižiūrėsiu. Chelsea namuose, taip, atsiprašau. Okay. Tai Chelsea namuose, City išvykoje, Tottenhamą išvykoje ir United išvykoje. Ir čia mes kalbam apie 4 rungtynės, kosminės 4 rungtynės, nes po to ten Wolvesai, Bournemouthas, Evertonas. Dar nepamirštam Brightoną išvykoje. Okei, bet ir Aston Villa namuose, bet šiaip, nežinau, kokios mintis tavo, blemba. Aš manau, iš 3 arklių, kaip sakoma angliškai, free horse race, tai mūsų yra sunkiausias raninas šitoj vietoj. Ypač, kai mes jau dabar esam pasiekę 8 pergalės iš eilės, tai įsivaizduoti, kad dar 10 kalsim, tai būtų kosmiška. Bet tikrai nėra neįmanoma, žiūrint į tai, kaip mes žaidėm su tom komandom būtent namie arba išvykoj, žiūrint į bendrus rezultatus, tai įmanoma, mes esame laimėję praeitam sezonė prieš kiekvieną iš jų. Tai sakyčiau, parodys, aš dar nepamirškim, kad jeigu Čempionų lygoje judėsim toliau, tai balandžio mėnesis bus, kas 3 dieną bus futbolas su Arsenalu. Taip. Ir aš manau, žiūrint į mūsų jauną komandą, kuri nėra patyrusi to tokio tikrojo ranino, kur tikrai dar spręsis titulas, kur tikrai dar spręsis netgi 2 titulai, nes praeitais metais trupučiuką mes ten jau tokiu metu jau supratom, kad Citys mūsų aplenks. Tai šiuo atveju parodys mūsų charakteriai. Blogiausiu atveju tikrai išmoksim daug naujų dalykų, jeigu kažkas ir nepasiseks. Bet bendrai, aš manau, kiekvienas iš mūsų sakom, come on, davai, važiuojam. Bet gerai, bet tu sakai, kad 10 pergalių reikia.
Nes City's praeitam sezonė, man atrodo, 15 iš eilės laimėjo. Tiesiog žiūri į praeitį kaip į indikatorių, ypač kai Liverpoolis ir City vieną sezoną kapojasi dėl vieno to taško ir galiausiai ant vieno taško City's laimėjo. Tai pasižiūrim, dabar mes turim šiam 4 taškus, tai 10 pergalių yra 9-4 taškai bus. Ne, aš tikiu, kad, aišku, ir mes turbūt kažkiek tais prarasim tų taškų ir galimai City's, galimai Liverpoolis praras tos taškus, bet realiai mums reikėtų eiti į kiekvieną mačą, tiesiog žiūrint kiekvieną mačą atskirai ir bandyti laimėti kiekvieną, nes kitaip nemanau, kad City's ir Liverpoolis kitokį mąstymą turi ir kitokį mindsetą. Bet žinai, mane vis tiek labiau gąsdina City's, aš nežinau, kažkaip. Nu. Ta viena, žinai, dabar aišku, mes turim tą vieną tašką kišę. Labai yra gerai, kad mes iš tikrųjų pasidarėm gerą balansą įvarčių. Jo, kad truputėlį nušluojam ten porą komandų. Atseikiom po 6, po 5 įvartėlių, žinai. Ta prasme, mus čia ištraukia, šitas dabar, aš nenoriu čia dabar sumeluoti, bet mes ir per laivą kalbėjom, bet ten, plius minus siekia kokie 4, 20, ten kokie 8 gal, tai plius minus, aš iš galvos sakau, čia pastarųjų tų ten 6-7, žinai, rungtynių. Tai čia mes ir pasidarėm tą plius 20, nes mes dabar turime kem 6 pliuso. Liverpoolis tram 9, City tram 5. Tai čia, mes buvom pakankamai užpakaliukę, taip lyginant Darane, kol nebuvo visų šitų, nuostabių rezultatų. Taip, ir tai actually gali nueiti iki tų būtent įvarčių santykių. Taip, gali. Nes jeigu toliau taip judės, ta prasme, tai tikrai bus indikatorius, bus tas faktorius, kuris gali nulemti. Ir ką, ir dabar žiūrėk, artimiausias grajus, tai ir yra po 2 savaičių prieš City išvykai. Bus labai gerai. Lema, ne? Jo, jeigu žiūrint bendrai, tai mes pirmą podcastą su tavim, kai prasukom, tai po podcasto buvo Community Shieldas. Tai sakėm, kad Wembley'e mums sekasi, aišku, Etihad'e patys suprantam, kaip mums sekasi. Aš manau, kad važiuosim ten... Pasim pergalę, nėra. Pasim pergalę, ta prasme, nebus to jauduliuko, aš sakyčiau, visi bus labai, taip sakant, in the zone, ta prasme, jie tikrai norės ten nuvažiuoti ir po praeitų metų Etihado apsilankimo įrodyti, kad šiemet esam kitokie ir geresni. Taip. Ir ką, ir po City'o tada Lutonas, Brightonas, Aston Villa, Wolvesai, dar kažkur tenais įsipaišys Chelsea, Jo, gera pagalbė šiaip, kaip bebaigtųsi rezultatas su City'u bus Lutonas, nes namie žaisim su Lutonu, tai ten truputėlį padės arba atsigriebti, arba tiesiog dar pratesti pergalės. Žiūrėk, kad prieš Lutoną nereikėtų Raisui paskutinio game winnerio kokio. Geras mačas buvo, geras. Tai va, ką, aš nežinau, ar mes čia dar norim kažką dėl to titulo pasikalbėti? Ne, aš manau visai smagu, kad mes kovo vidury dar šnekam apie titulus. Tas turbūt labai nuotaiką pakelia ir optimizmo priduoda. Ir gerai, žiūrėk, vis tiek aš jau buvau prieš tai užsiminęs apie tą šeimą, ką padarė ar ne, toks jausmas šeimos gaunasi. Ir šiandieninis tas video, taip net atrodo ašarą, žinai, norisi nubraukti, Beno Vaito kontrakto pratęsimas, fantastika šiaip yra. Ta prasme, aplamai, kokią transformaciją šitas bičas padarė, tai yra, kažkas kosmiško. Iš centro gynėjo, kažkiek atraminio saugo, ar ne, perstumė iš reikalo į dešinę ir jis ten taip užsiliko, kad, nenoriu aš nieko dabar tenais matyti apart Beno Vaito, nes jisai net Zinčenkai iškritus, dabar kažkiek dar irgi atlieka tą rolę, Zinčenkos iš esmės. Kažkiek eina į vidurį. Jo, nes Kivioras matomai nelabai tą rolę gerai daro, tai Kiviorą paliko būti kartu su Saliba ir Gabrieliumi, tai Vaitas bando tą dalyką daryti. Jo, bet vis tiek pakalbėkim, žinai, apie tą šeimos tokį pojūtį. Edu su Arteta per pakankamai tokį, aš negali sakyti trumpą laiką, bet, padarė, ar ne? Tai yra vis tiek kitaip negu buvo prie Wengero. Wengeras buvo autoritetas, ar ne? Buvo, ten visiška ikona, ta prasme, klubo legenda ir negali niekaip kitaip čia nurašyti jo. Bet kur eina Edu su Arteta, aplamai, kaip visas stafas dirba, kaip transliuoja visą vidų ir mums fanams, ar ne, Arsenalas, ir video nuostabus.
Ir ta prasme, ir šuo pergalės vardu pavadintas, ir kaip ir sakai, žinai, į Dubajų skrydžiai su šeimom, Arteta ar ne, specialiai tai sako, tai nuostabiai šiaip viskas kol kas atrodo. Jo, žiūrint bendrai, palyginus su korporatyvu, su corporate pasauliu ir panašiai, atrodytų, kam reikia su šeimom. Taip. Ten žaidėjai gal tegul pailsi ir panašiai, su šeimom dar net ne apie tą galvos ir panašiai, kur ne visai visi palaikė tą idėją su šeimom važiuoti. Dabar žiūrėk, jau antri metai į Dubajų nuvarėm su šeimom ir iš karto nušovėm 8 pergalės iš eilės buvo po Dubajos, kai iki Dubajos pralaimėjom 2 kartus iš eilės. Tai šeimos jausmas yra labai gerai, bendrai administracijoje, kur, manau, Arteta per daug nesikiša, nes Edu ten labai gerai viską daro. White'o kontraktas turbūt pabaigė ciklą mūsų startinio 11 visų kontraktų, nežiūrint į Rają, aišku. Tai beveik visi žaidėjai, netgi ant solo, kaip Nelsonas ir Ramsdale, kurie dabar yra irgi su ilgalaikiais kontraktais. Ko pasekoje tu žiūri, labai gerai, jeigu tie žaidėjai norės palikti komandą vasarą, tai mes pagaliau užsikalsim pinigų už žaidėjus, o ne kur reikėjo, kai Arteta į Redo atėjo, kur reikėjo 10 žaidėjų šiaip tiesiog išmesti. Kur Kolašinacai, Sokračiai visokie, žinai, ir nebeprisiminkėm visų kitų, kaip sakoma, tų dievų, žinai. Taip. Tai, bet kaip ir tu sakai, ir aplamai tas darbas kontraktų pratęsime, čia, aišku, Edu visiškas kreditas jam, puikiai dirba. Ta prasme, tikrai taip Wengeras nedirbdavo su kontraktais. Chelsea mes dabar galim sakyti, kad ten 10-mečius kontraktus ar neduoda, bet tenais bet kam. O tu čianais duodi, kaip sakai, nuosekliai tam, kas užsitarnavo. Vaitas, Saka ar ne tenais, Odė, ta prasme, visi. Saliba, Gabrielis, ir žinai, ir tas kontraktas, mes gal neišlaikysim jo tenais iki 29 metų, ar ne, to Vaito, bet tu galėsi atsibašliuoti, tu imsi tos pinigus. 100%. Ir tie visi kontraktai, tas visas, kaip sakai, šeimiškumas ar ne, tie geri rezultatai, Čempionų lygo galiu gale, ar ne, tu gauni babkės dabar, kiek tenais atsiseikė? 9 milijonai. Tai, aš manau, kad dabar Kronkės sėdi ir sako, investavom, buvom kantrus, bet tai duoda vaisius, obuoliai pagaliau auga ir krenta nuo medžio. Ta prasme, aš tiesiog jau turbūt neturiu, kad daugiau pridurti, nes čia yra tiesiog pozityvo viršūnė šitoje vietoje. Taip, kaip minėjo komentaruose Hebra šiandien po to postukų Vaito, kad titulai irgi yra labai svarbu. Taip, aišku, faktas. Tai titulai yra sirgaliai, žiūrovai, ar ne, mes, ta prasme. Tai mes gal irgi dabar čia taip pozityviai nekalbėtume, jeigu būtume iškritę Čempionų lygų ir sakytume, tai gal ir Benas Vaitas nepasirašytų to kontrakto. Atsiprašau, už keismažodžius iškirpsim. Bet kaip ir tu sakai, pergalės jos reikalingos visame tame. Labai reikalingos. Tačiau jeigu ir nebus to titulo, tarkim, Premier lygos ir Čempionų lygos, ar ne? Aš vis tiek manau, kad mes... Vis tiek tai pozityvu. Jo, tai vis tiek yra pozityvu. Dar vienas žingsnis iki to kitam sezone, tikrai. Nes kitam sezone, jeigu tu vėl atini su tokiu pačiu branduoliu, dar kažkiek apsilipini, nes tu jau žinosi, kad tu irgi Čempionų lygų vėl toliau žaisi, ar ne? Tave matys komandas kaip... rodančio gerą pavyzdį organizaciją, kur myli, kur palaiko, kur kontraktus ar neduoda. Tai aš manau, kad čia vien pozityvūs dalykai. 100%, ta prasme. Šitoj vietoj svarbiausia, sakyčiau, dabar tiesiog nuleisti galvą ir dar bandyti pasiekti ką nors šiam sezone. Ir reikia pasikalbėti apie Kinkajų. Jo, tai pradžioje, kaip ir sakiau, Šakiro vis dar galvojat, nes... Žinai, blemba, nes kodėl norisi pasikalbėti, puolėjas jisai yra. Taip, koks buvo klausimas visos Hebros pastoviai per visus laivus, kai buvo sausio langas? Reikia puolėjo. Taip. Reikia puolėjo. Kam? Ne, tai kam? Ir dabar netgi man toks klausimas kirba. O tai ką tu nori matyti dabar startuojant? Ar Jesusą, ar tu nori visgi Havertzą? Nes visiškai skirtingi žaidėjai ir jie taip skirtingai savo duoda.
tą patį čempionų lygos, Hebra, atsisukit, pasižiūrėkit, kokią energiją įneša Jesusas ir ką jisai skirtingai duoda. Jis jau vėl tenais bum savo baudos aikštelį, kažkur tenais pasiema tą kamuolį jau, žinai, ir varosi. Kajus yra tiesiog ant palaukimo, ar ne, galva. Aišku, su realizacija vis dar Havertzui yra, ar ne, yra momentų, kur tikrai galima užsidaryti. Bet aš manau, kad nebekyla klausimų, ar ne, kur jo yra pirminė pozicija. Nekyla klausimų. Aš pilnai pritariu tau, ta prasme, tas eksperimentas arba ta vizija, kur Arteta bandė jį grąžinti iš Leverkuseno, kai Leverkusenis žaidė būtent ten vidury, kažką tais darydavo. Aš manau, kad tai ir buvo pats mąstymas pačių trenerių, kad Jėzusas vėl traumuotas, reikia kažką tai sugalvoti. Tai gerai, davai varam su Kajum ir prašau, paskutinį 5 mačai, 4 ar 5 mačai jisai arba davė gerą perdavimą, asistą, arba įmušė pats. O prieš Brentfordą tai nežinau, ką jisai, kokią asmeninių ten problemų turi su Brentfordu, bet abu mačus Brentfordo mums ištraukė. Bet jis ir Brentfordu dar galėjo tenai įsimušti, jis ten buvo ir išėjęs, ir 1-1, žinai, bet šiaip tai yra gerai, nes pirminė pozicija jo faktas yra dabar puolėjas ir mes neturim nieko daugiau sakyti, bet net išeinant Jesusui į aikštę, jisai gali padengti tą rolę, ar ne, saugo. Gali jisai pažaisti, ten ne tai, kad iš bėdos, jisai ten ir naudos gali, žinai, duoti. Bet faktas, kad akivaizdžiausia ir geriausia nauda yra puolime. Ir aš sakau, dabar tik tais klausimas Jesusas, ką jisai galvoja, kokios jo mintis galvoja, nes kaip ir ką jūs dabar galima sakyti, yra nukonkuruotas kažkiek. Nes Jesusas jau atsigavęs po traumos, jisai gali, aš manau, žaisti 9 minučių. Jo, įgaut formos tikrai galėtų žaisti. Aš manau, kad ypač balandį, kai mes turėsime dabar ten 10 rungtynių, jeigu dar čempionų lygoje gerai seksis toliau, tai aš manau, kad tikrai reikės rotacijos, tai Jėzusas gaus savo minučių. Bet kol kas dabar, jeigu žiūrėtume į tai, kaip... Tai prieš City, pavyzdžiui, ką tu leisi? Kajus 100%, ta prasme, 100% Kajus, nes reikės būtinai jo indėlio laimėti tos kamuolius ir žaisti false nine. Aš sakyčiau, dar Martinelis, nežinia, ar žais, tai galimai ir Jėzusą, ir Kajų kartu, nes Jėzusas gal tada paims kairį kraštą. Aišku, ten Trosaras neblogai atrodo, ar ne? Šiaip aš netgi taip nenoriu grįžti vėl į čempionų lygą, bet prieš savo įvartį įmušant Trosaras, atrodė klaikiai, ar ne, tenais? Jisai bendrai negeriausiai atrodė. Bet muša jisai savo įvarčius vis tiek. Jisai blemba realizaciją turi tą savo smūgį, blemba gerą. Bet Martinelio energijos reikia tenais. Faktas, aš manau, to trūko suporto labai. Jo, aš sakau, aš kaip ir rašiau, Trossardas man yra kaip krepšinė clutch žaidėjas toksai. Kai reikia kažko tais, ko gali pasitikėti, būtent Trossardą, nes jisai mums ir community shield'e paskutiniam sekundėm įmušė tą įvartį ir kai kuriuose rungtynėse ištraukė mums pergalės. Tai ir suporto irgi dabar ištraukė tą vieną įvartį, kurio tai reikėjo. Ir dabar, žinai, žiūrint kažkiek į vasarą į priekį, ar ne, mes jau turbūt apie Enketiją, nebešnekėsim turbūt, ar ne? Ne, gana. Ir man labai patinka kol kas ta idėja ir nežinau, ar tai įgyvendins Arteta su Edu ar ne, bet aš sakyčiau, visgi puolėjo galima būtų vietoj Enketijos paieškoti, jeigu jį parduosim. Bet Enketija šį sezoną įmušęs daugiau negu Jesusas yra įvarčių Premier lygoje. Pabaigsiu mintį tada. Nes tiesiog Jėzusas būtų ta kita opcija ant krašto, kur mes ieškome vietoj Sakos arba Martinelio. Ir tada dar vienas puolėjas, koksai rimtas, visai pridėtų kitokią dimensiją. Tai žiūrėk, tai aš nenoriu dabar tos pavardės tart, nes nusilaušiu liežuvį, bet tas švedas, ar ne, kuris Lisabonai dabar neblogai atrodo. Neištarsiu. Bet ten realis tas lietuviškai išperkamoji kaina, jo šiaip didelė, ten 80 gal milijonų, blembački. Tai aš nežinau, ar čia toks variantas, nes Tauniai aš girdėjau kalbų, kad ne, kad jo charakterio nenori. Labai nemėgsta kažkodėl tai Taunį. Ir šiaip jisai neatrodo. Šeimos toks narys. Aš nesakyčiau, mes niekada Taunį nematėm rimtoj komandoj. Tai kom jisai yra geresnis už tą patį Edį. Šiaip, ta prasme, Edis irgi prieš žemesnio lygio komandas muša įvarčius. Ta prasme, turėjo hat-tricką prieš Sheffieldą irgi. Tai
Tonis tiesiog yra per daug kainuojantis. Ir užtenka tų Britų, ar ne, už didelės kainas. Nu, čia galima dabar, kai tu turi Kajų ir Jesusą, tu gali čia tikrai pasimti kažkokią universalesnę opciją, kuri ir krašte galbūt galėtų ar ne pažaisti, nes visą laiką sakydom, kad reikia galvą žaidžiančio, priimančio kamuolius. Tai Kajus puikiai gali atliepti, nu, tą žiūrų, ar ne, vadinkime tą rolę tokią, plius minus. Taip. Tai Enketė, aš sakau, turbūt ryšom kalbą, ar ne, ir dar apie ką, nes viską, nu, pirkiniai viskas, uždarom pirkinius, nu, ta prasme tos, kurios turėjom, ar ne, pirkinius, sausai, aišku, nieko neturėjom, bet dar aš noriu pasikalbėti su tavimi apie toliau keli žaidėjus, ir vienas iš jų yra Zinčenko, ir aš mačiau, blemba, man atrodo, vakar ar šiandien tokį klausimą, tai kas vyksta su Zinčenko? Tai kas yra? Kodėl netgi jau Lenkas? Nu, vėlgi irgi galim turbūt sakyti, nu, konkuravo. Nu, jeigu čempionų lygoje tu remiesi Kivioru, kuris, nu, neturi čempionų lygos patirties. Ir aplamai Premier lygoje neturi jokios patirties, ar ne, aukščiausio lygio futbole neturi labai jau daug patirties. Remiesi juo, o ne Zinčenko, nu, kuris bagažę turi, lemba, lyderystę Ukrainos rinktinėje. Ir ilgametę patirtį Premier lygoje, čempionų lygos mačuose svarbiausius ir panašiai. Aš manau, mes dabar tiesiog esam pasiekę tokį lygį Arsenale, kur kiekvienas žaidėjas, kuris turi tam tinkamų ydų, Zinčenko mes ko puikiausiai suprantame, kad gynyboje jam negeriausiai sekasi grįžti kartais. Taip. Ir apsigint, tai būtent tokie žaidėjai ir gauna tą klaustuką iš Artetos, kaip mes toliau galime pagerinti komandą ir panašiai. Tai aš asmeniškai nežinau, kas toliau bus su Zinčenko, bet jisai tikrai būtų labai geras rotacijos žaidėjas. Ypač jeigu mums reikėtų pravaušti kokį nors troleibusą, autobusą paskutinis 15 minučių. Nes jisai išsičio ir, nu, bėgo kažkiek dėl to, kad jisai toks buvo, nu, antra opcija labiau. Taip. Nes, žinai, nepamiršk, Timberis. Jo. Nes Tomiasu dešiniai, jis ir kairiai gali puikiai žaisti. Tai mes gynėjų, vadinkim, krašto gynėjų, turim dar Cedrikas po galais, jis gerai atrodo. Gerai, baigiam bairį. Nes, nu, dešinė pusė kaip ir Lok, Tomiasu, Benas Vaitas, ten jie rotuojasi tegul tarpusavėje, o ten, nu ką, tas pats Kivioras dabar ir Zinčenko, ir Timberis ateis po galais. Nes Kivioras netgi aš dabar žiūriu, gal netgi jam geriau toj krašto gynėjų žaisti negu, žinai, centro, nu, vėl nežino. Žiauriai geras problemas, šiaip. Ta prasme, šiaip jo. Kai toks sėdi ir tau atneša vis kitokį rūšį alaus ir sako, tai gal šito, gal no, ar kitko. Jo, visus prašyčiau, ačiū. Taip. Aš manau, kad sekantis sezonas truputėlį daugiau parodys. Aišku, tų traumų neišvengsim, bet kaip bebūtų, tas pats Jėzusas, tas pats mūsų mylimasis Partij ir tas pats Zinčenko, jie yra taip vadinami injury prone, tai jie vis tiek turi savo tų traumų kiekvieną sezoną ir panašiai. Tai vėlgi matyčiau juos dažniau ant suolo ir matyčiau kitus žaidėjus, kurie pastoviai žaistų ir jeigu nebūtų traumuoti, ta prasme, tai jie ir užimtų tas vietas. Tai manau, todėl Kivioras, kuris dabar sužaidė tas 6 ar 7 mačus iš eilės, todėl ir pasiliko starte. Jo, jisai labai gerai. Jisai labai daug ką nustebino, nes šiaip buvo jau nemažai žmonių, kurie Kiviorą buvo truputėlį nurašę kaip tikriausiai nelabai pasisekusi pirkinį. Ale flopo, tipo, bet užtenka 7 kokių mačų, žinai, kad flopą vadintum. Nu jo, bet ir įvartį savo įmušė jisai dar galų gale. Taip, iš kampinio. Ir aš manau, kad dabar netgi žiūrint, koks jisai yra universalus, kitos komandos turi jį galvoj. Ir aš manau, mes tą ten 20 ar kiek sumokėjom, nu tai čia be problemų turėtume atgauti, nes jis, nu, Premier lygoje tikrai turėtų savo rolę kažkuriuose komandose, gal antros pusės lentelės. Tai aš manau, Lenkai padėkos Arsenalui už tai, kad Kivioras gerai pasitreniruos dabar prieš Europos čempionatą. Nu, čempionų lygoje, nu po galais, nu čia geriausia treniruotė. Taip, visiškai. Žiūrėk, pravėrė į burną ir iškrito 6 raidės Partij junginys. Ir mačiau tokias kalbas, vėlgi, nesieku daug Twitterio, bet seku pakankamai patikimų šaltinius.
Ir teigiama, kad jeigu partija pademonstruos tinkamą lygį ir atgaus tą lygį, kuriame jis yra, Arsenalas pasiruošęs vasarą yra pradėti kontrakto pratęsimo kalbas. 30 metų dabar, ne? Jo, daugiau, man atrodo, jau negu 30, bet... Pačekinsiu. Bet liko, jo, po šito sezono jam lieka vienas... Iki 25 metų kontraktas. Jo, taip, jam lieka metai ir aš manau yra gan kontroversiška, ką tu... 30 metų, birželio 13. Jo, aš mielai tada pasinaudočiau to Vengero Bayerių, kur jisai kadaise turėjo, kad po 3 metų tik 1 metų kontraktą duoda. Bet žinai, tu neparduosi jo brangiai su 1 metų kontraktu. Ne, bendrai, aš manau, klaustukas netgi yra ne su tom, ar jį parduoti ar panašiai, bet kokią naudą jisai gali duoti. Faktas, kad Elneny jau baigs savo karjerą arba nuvažiuos kur nors dar pinigėlių užsidirbti. Ačiū. Ta prasme... Pozityvo daug. Visi prisimenam jį kaip... Bomba, kurią paleido į Barsą, man atrodo. Taip. Gal dar spės vieną. Tiesiog mes daug klaustukų turime bendrai dėl žaidėjų vasarą, nes ir pats Džordžinio gali išeiti, Elneny, jeigu partija dar pabėgtų, tai taip. Tai tada mes turėtume turėti turėsim tokią pačią problemą, kurią Liverpoolis turėjo kaip pavyzdys sezono pradžioje, kai jie visiškai vidurį turėjo naują sukurti. Tai aš manau, gan logiška yra mąstyti, jeigu bus matoma, kad partija grįš į savo lygį, nes patys matėm, kaip blogai jisai atrodė, kai išbėgo po traumas dabar. Aišku, labai ilgai buvo traumuotas, bet tai gal, bet tikrai ne ilgalaikiam kontraktui, aš tada mieliau Džordžinio dar palikčiau metam, nes jisai kosmosas uždarinėja. Atsiprašau, nes dabar, kai matom tą, net negali pavadinti transformaciją, o tiesiog aiškiai sudėliota Kajaus likimą puolime ir tu matai, kad veikia su tais 2 normaliais, nominaliais saugais žaidimas. Aš turiu omenyje Beodės, ar ne, kad turi būti saugas ir Raisas. Tai Džordžinio arba partija, ar ne? Tai šiaip visai, žinai, aš netgi taip sakyčiau, tu sakai, Džordži, tai vienas turbūt turėtų likti šių 2, aš galvoju. Ir čia visai būtų įdomu, nes mes turbūt tada kalbėtume apie kažkokį super papildymą sauguose. Ir tai būtų toks visai excited dalykas, ar ne, vasarą pagalvot, ką čia kokį atverstų dar kortą, ar ne, saugo kokią kortą. Nes aš įsivaizduoju, kad įdėjus čia dabar į šitą komandą vietoj Džordžinio kažkokį tai saugą atraminį, gerą nominalų ir duoti tam Raisui lakstyti, tai būtų blemba, faina. Jo, gera pastaba. Labai daug šnekama apie Real Sociedado Zubamendi. Zubamendi, jo. Bet, kai žinai, jisai dar norės iš Ispanijos į Angliją nuvažiuoti, kur saulės daug nėra. Taip, nes bet kokie papildymai, apie kuriuos mes šnekėsim vasarą, jie nebus į ateitį. Jeigu jie bus į ateitį, tai mes ten jau pirksim labai jaunus, aš manau, nes ir aš šneku apie akademijos papildymą ir panašiai. Jeigu mes imsim žaidėjus, mes imsim jau tikrai top superstaras kokius nors iš kitų komandų lyderius. Nes jau tiesiog esam tame etape, tame pike, kur mes turėtume tokius imti, jeigu mes šnekam apie Premjerą ir Čempionų lygos. Nes plus ateina pinigai, iš Čempionų lygos ateina pinigai, Premier lygoje mes nekrisim žemiau 3 vietos. Tai irgi babkės, ten geros babkės yra. Top 4 tenais jie kosmiškus pinigus, žinai, gauna. Tai aš manau, kad atseikęs kronkės pinigėlių ir tai, yra visai smagu. Tai yra visai smagu. Plius, kad reikia nepamiršti, kad mes tikriausiai irgi iš savo jaunimo, jaunimas. Tas pats Inketė, Nelsonas, Smith-Rowe, turėsime šitos klaustukus dar ir iš jų galėsim dar užsidirbti pinigų. Ja, ir aš čia sakau, nebešnekėsim turbūt apie tos kitus dalykus, aš čia dar galvau gal apie tą patį Vieirą irgi reikėtų pasikalbėti, nes daug kelia klaustukų, ar ne, dabar, kaip ir tu sakai, Smith-Rowe, Vieira, ar ne tas pats, net Nelsonas nekelia klaustukų, nes jisai eina vietoj jų žaisti, ar ne, ta prasme jisai tas eina vingeris, vadinkime, atsarginis, žinai. Tai, įdomu likimas tų žaidėjų, nes, iš Vieiros antras sezonas, vėl trauma tokia, ar ne, ir trūkčiai pečiais, nežinai, ką pasakyti apie jį dabar. Jo, nes visai pamirštas jisai yra, nes nelabai... Nes aš galvoju, prieš sporto gal duos, ar ne, nes sporto, bet,
kai jau ateina 80 minutė, tu galvoji, bliamba, gal tik nedaryk keitimų, ar ne, neleisk Vieiros. Mes sąžiningai visi, manau, labai panašiai mąstėm tą prasme, o tai ką visgi išleis, Jėzusą, gerai. Tai Jesusas ir buvo vienintelis, jo, tas, kuris užtikrintas, tu žinai, ką jis duos, nes Smith-Rowe, žinai, Vieira toks irgi partijai po traumo, žinai. Jo, pritariu. Bet suolas, bet kokia atveju, dabar atrodo neblogai, bet bus darbo vasarą, tikrai bus. Aš manau, daug kas, aišku, dar priklausys ir nuo tos galutinės vietos, nuo Čempionų lygos ar ne vietos galutinės, bet kokie jinai bebūtų, atsišviežint nedaug, bet reikės. Jo, vėlgi, teigiamas problemas. Taip. Kad mes visą laiką turėtume tokias problemas sekantį penkvietį, sakyčiau, žinai. Tai ką, aš manau, kad pakankamai mes čia neblogai, kaip sakoma, paklykavom ar ne apie tą Arsenalą. Ir uždarimui reikia dar aišku pakalbėti mums apie tą super mūsų susitikimą, ar ne? Bendruomenės, kuris vis... Ir Hebra, žinokit, čia negalvokit, kad mes kažką tai grybaujam, žinokit. Kažkiek gal aišku pagrybaujam, bet labai norėjom prieš Tottenhamą daryti. Nepavyksta. Nes baras užimtas. Tada galvojom prieš Aston Villa. Baras užimtas. Chelsea iš pradžių galvojom. Chelsea rungtynės nukėlė ir nukels greičiausiai kažkur į vidurį savaitės, ar ne? Taip. Tai iš esmės dabar ant klaustuko lieka vienintelis rungtynės Wolves, nes kitų atveju, Bournemouthas, galim, tenais, liks 3 rungtynės Hebra, gal blemba susirinksim jau su Bournemouthu pasižiūrėt grajų. Arba tada... Atidarimo rungtynės su Crystal Palace žiūrėjom. Tai taip. Arba kaip juokaujam, tai arba Čempionų lygos finalas. Arba Čempionų lygos finalas. Arba su Bournemouthu tokios rungtynės kaip praeitą sezoną, kur Nelsonas game winnerį, 90 tenais 9 ar 9 minutę. Jo, kraujos pačiu matoklius, tik tais paimkit su savim. Ir ką, kaip visą laiką, ačiū. Ačiū Hebra, kad žiūrit, ačiū, kad palaikot, ačiū kontribistam. Kontribistų turim vis dar apie 90. Ten netgi 100 turėtume, bet kai kurie neatsinaujina kortelių. Tai Hebra, sulauksit asmeninių laiškų. Arba atsinaujinkit kortelės, arba gausit laiškus. Tai pasitikrinkit tikrai, jeigu esat kontribinariai, nes mums, kad ir tas 1 euras, bet svarbus. Tai ką, ačiū Aleksui, kuris su mumis, kaip sakoma, yra, kuris čia irgi šiaip galėtų jisai prisėsti. Kada? Galėtų, aš manau, kad pasodinsim. Dariušas senais tikrai pastovėtų pareguliuotų. Ja, daugiau vietos būtų vėliavą matyti šitą. Ką, ir tiek tada. Trečias mūsų kartas iššautas Dariušai. Manau, pakankamai toksai sėkmingas mūsų projektėlis. Peržiūros irgi tą rodo, kad visai įdomu. 300 susižiūri, o mums čia yra šiaip nemaži skaičiai. Faktas, ta prasme, labai malonu bendrai šnekėti apie Arsenalą, ypač per tokį pozityvų, sakyčiau, visai sezoną. Tai aš manau, pratęsim tokius projektėlius ir toliau. Ir viskas, kaip jinai sako Hebra. Share, like, subscribe, ne? Share, like, subscribe. Iki.